Šita kruša, kurią matėt, buvo pernai rugpjūčio mėnesį. Ir šiemet, vakar, kai gavom visi telefonus pranešimą, kad artėja audra su kruša šiandien, jau pamokos buvo išmoktos, nuostoliai apturėti, todėl automobiliai mūsų atrodo va taip kaip dabar. Vienu žodžiu, nieko čia sudėtingo iš tikrųjų nėra. Atsineši kokių nors storesnių kaldrų. Pats svarbiausias dalykas, aišku, ką apsaugot reikia, tai priekinis stiklas. Jis labiausiai yra toksai pasviręs ir vat pernai buvo kruša, mūsų automobilis nukentėjo ir brangiausia remontas tikriausiai atsieina. Tokiam automobiliui sabų stiklą pakeisti, nu aš manau, be 500 eurų neišsisuktum nieko. Kai pernai buvo kruša, maždaug vėjas buvo iš tos pusės ir visiems žmonėm, kurių stogai buvo atsukti į tą pusę, visų stogais senų šiferių, kurie buvo sudaužyti buvo. Nu ir automobilis, va čia stovėjo mašina mūsų, gavo į kapotą, į stiklą, į stogą, todėl dabar jau jin atrodo va šitai. Bet aišku, jeigu norit būti garantuotas ir mašina brangi, nu reiktų ir šonus užsidengti, nes tas vėjas jisai gali visaip sukiotis. O Dieve, kokie ledai eina savo. Kas čia darosi, kokiais ledais? Eik tu savo, kaip mašina sulankstyta. O Dieve, eik tu savo. Nu va, bet dabar pilnas kiemas mašinų, pilnas kiemas kaldrų, net motociklas apdengtas, va ten galit pažiūrėti. Aišku, motociklas atrodo čia nedaug to paviršiaus, kuris gali jį, reiškia, sudaužyti, bet traktoriukas mūsų pernai stovėjo, tai kadangi pas traktorių skardos jau truputį kitokios negu mašinai, tai skardose jokios žymės nėra, bet pavyzdžiui, odinė sėdynė buvo perskelta keliose vietose, įplėšta. Nu tai aš manau, kad motociklų irgi, kad ir labai jau niekingai atrodo ta paklodė, kaip Rasa sako, kaip jaunoji apdengta balta, bet iš tikrųjų, man atrodo, apsaugos. Nu, svarbiausia, biškis storesnis ant bako, ant stiklo priekinio. Pavyzdžiui, senas golfukas buvo pas mus, su kuriuo beje mes važiavom, kai pati kruša vyko ir iš kurio mes filmavom. Tai praktiškai jokios žymės. Nu, gal trupučiuką prieš šviesą žiūrint ant kapoto šiek tiek įlenkimų yra, bet tokių minimalių. Bet, pavyzdžiui, Opelis ten stovi mūsų suvarytas, tai kadangi 2008 metų jau matyt skardos suplonėjo. Nu, gal ir pas Opelį ir šiaip plonesnės, bet kas sako iš pažįstamų japoniškas mašinas, kas turėjo tuo metu, kai buvo kruša, tai žymiai daugiau negu, pavyzdžiui, ant vokiškų pėdsakų po krušos. Nu, tai ką, imam kokią storesnę kaldrą, labai patogiai, iš principo, kai kaldra sušlampa, tai paskui jau joks vėjas jos nenuneš, bet kol jinai dar sausa, lengva gali nupūsti. Geriausia, aišku, prispaust su durelėm. Kabini nors vieną kampą iš vienos pusės ir iš kitos. Irgi čiut, labai storos, nereikia kišt, neužsidarys duris, bet truputėlį kampą. Nu ir viskas. Aš manau, kad bet kas apsaugo, nors šiek tiek pridengus, jau smūgis jisai, reiškia, pasiskirsto per didesnį plotą ir dabar, kai jie šlapi, tai labai gerai. Nu, galima, kad vėjas net plėštų, paspaust po kapotu. Pabandysiu. Truputį užlenkti, tai aišku, ne toj vietoj, kur kampuką uždedi, prispaudė viskas, čia joks vėjas nenuplėš. Ta prasme, jeigu norit išsiskaupt tokiu būdu patalynę, kai jau gera kruša artėja, tai uždėkit truputį skalbimo miltelių, išdaužys geriau negu bet kokią skalbimo mašiną. Tai va, einam parodysiu, kas atsitiko su mūsų mašina pernai, kai užklupo kruša ir mes neturėjom tokio patyrimo, kaip apsaugot. Nu, ta prasme, net mintis nekilo, nes anksčiau Lietuvoje kažkaip, aš jau nugyvenęs ne pirmą dešimtmetį žmogus, bet nemačiau niekada tokios krušos, kad tokiais ledais varytų. Tai kažkaip net nekilo mintis, kad ant mašinos dėt kažkokius patalus. Einam parodysiu. Va, šita mažulė. Vatin nukentėjo pernai. Pasižiūrėkit, priekinis stiklas vienoje vietoje skilęs, bet jau dėl tokio įskilimo techninės apžiūros tikrai nepraeitų mašiną. Nu ir matosi, jeigu truputį iš ten pafilmuotum, matosi, kapotas visas nusėtas
mažom duobelėm, o čia va ryškesnės duobės. Va čia va matosi netgi yra ir dažų įskilimas jau metų turi, jau jos tikrai neverta čia daryti to kosmetinio. Yra tokia paslauga, ta prasme kosmetinis kardų tiesinimas, be dažymo. Tai jau nemanau, kad atsipirktų. Aišku, jeigu nauja mašina, brangi mašina, nu tai gal ir verta. Aišku, dėl tų įlenkimų, tai su tokia mašina galima ir naudotis ir toliau, bet jau va dėl stiklo jau nelabai. Va čia net iš šono gavo į va šitas va apdailinės juostelės. Nu, norint, kad tikrai jau garantuotai apsaugot mašiną, tai visą reiktų apdengti iš visų pusių, nes iš tikrųjų geriausia įkišti automobilį į garažą, po stogu, nereiks tada dangstyti nieko. Vat pažiūrėkit, jau man tai jau neramu. Pažiūriu, vat šitos debesis. Nu kažkokie neaiškus. Nu, vat iš tokio debesio jau gali tikėtis. Jau gali kažko ir tikėtis. Nu ir va, pasižiūrėkit, stovi mūsų saulės elektrinė. Jeigu sekat mūsų kanalą, aš jau rodžiau, kad atlaikė krušą pernykščią puikiausia. Aišku, jinai stovi labai vertikalioj padėty. Jeigu jinai būtų paversta, vat, sakysim taip, į 30 laipsnių kampą, gali būt, kad ir būtų kažkokių pėdsakų, bet šiaip tai nei žymės, nei jokio įskilimo. Todėl, nu, kažkaip pagalvojau, gal šiemet ir šiemet tai pasiseks ir nedengsime jos. Būtų labai, iš tikrųjų, nesmagu, jeigu sudaužytų. Ir va tas debesis už nugaros man nelabai patinka. Kiemas tikiuosi, kad jis taip atrodys ir po šitos audros nepasikeitęs, kad čia nieko baisaus neatsitiks. Nes kaip atrodė kiemas pernai, tai čia, nu, kraupokas vaizdelis buvo, visos šakos sukritę ant žemės. Pažiūrėk, kas čia daro. Pažiūrėk, nevalgy. Ką čia valgy? Ačiū Dievui, stogas atlaikė, bet, nu, tikiuosi, kad viskas baigsis laimingai ir čia ir tas pafilmavimas mano toks gal ir perteklinis. Vat pažiūrėkit, gandriukas tupi lizde. Nu, gandriuk, pasakyk. Žiūrėk, nuskrido. Gandriukas nuskrido. Nežinau, ar čia geras ženklas. Nes debesis už to gandriuko lizdo irgi ne toks jau gražus, kaip norėtųsi.